Sveiki, mėly žiūrovai, mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą Ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatysiu pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose, supažindinsiu su įdomiais žmonėmis bei įvairiausiais renginiais. Šios laidos pagrindinis svečias jums gali pasirodyti negirdėtas, tačiau pernai metais mes susipažinome su šio gamintojo Cruiser tipo motociklu. MVP šiais metais tampa Morbidelli ir aš jums pristatau T1002 VX. Kaip matote, tai yra adventure tipo motociklas, arba bent jau panašus į tokį. Su pernykščiu Cruiser motociklu šį motociklą sieja ta pati širdis, tai yra V2 formos 997 kubinių centimetrų darbinio tūrio agregatas. Beje, kaip matote, motociklas yra su kelioninėmis dėžėmis, kurios yra standartinė komplektacija, taip kad galite nusipirkti ir iš karto leistis į kelionę. Daug apie šitą motociklą čia nekalbėsiu, manau tiesiog reikia sėsti ant jo ir išbandyti realiomis sąlygomis. Bet žinoma, prieš tai turim paklausyti, kaip šis motociklas skamba. Garsus oro įsiurbimo garsas man visai patinka. O dabar važiuojam. Kągi, apie šio motociklo variklį jau sakiau, kokios jisai yra konfiguracijos ir kiek kubinių centimetrų turi. Neminėjau tik tai arklio galių, kurių, jei neklystu, jisai turi 85 ar 86. Užrašysiu ant ekrano. Su šiuo motociklo svoriu, kuris pilnai paruoštas važiavimui, yra 260 kg, motociklas tikrai nesijaučia pernelyg dinamiškas. Ta prasme, traukos tikrai užtenka, visai smagu su juo važiuoti, bet nėra kažkas labai ypatingo. Kas man šiame variklyje patinka, tai yra variklio garsas. Jūs tik paklausykite, koks yra įsiurbimo garsas, kai atidarau akceleratorių. Wow, labai gerai, labai gerai. Deja, čia pat turiu ir priekaištą. Matot, jeigu oro įsiurbimo ir išmetimo garsas man patinka, tai variklis ganėtinai turi nemažai įvairių mechaninių garsų, kurie, nežinau, nelabai skaniai skamba. Be to, su tais pačiais garsais dar variklyje yra ir nemažai vibracijų praktiškai prie visų apsukų. Jeigu apsukas nuleisite į visai žemą diapazoną, tai motociklas tikrai stipriai pradeda purtytis. Grįžtant prie gerų šio variklio dalykų, turėčiau pakalbėti apie greičių dėžę. Pirmiausia, dėl to, kaip gerai išdėlioti bėgiai ir kaip gerai variklį laiko tame diapazone, kuriame jisai iš tikrųjų traukia. Tai šitoj vietoj man tikrai labai patinka, nes variklio pagrindinė trauka yra nuo kokių 3,5–4 tūkstančių iki 6. Ir realiai, jeigu jūs norite važiuoti taip, kad motociklas visada trauktų, jums ta greičių dėžė labai gerai padeda ir išdėlioja bėgius teisingame diapazone. Dar vienas dalykas, kuris man be galo patinka šio greičių dėžė, yra tai, kaip lengvai galima rasti laisvą bėgį. Tikrai stebinančiai tiksliai veikianti greičių dėžė. Kalbėdamas apie variklius ir greičių dėžės, dažnai šneku ir apie akceleratorių. Čia jis yra elektrinis. Ir jeigu visiems tokio tipo akceleratoriam turiu priekaištų toje tik tai atidarimo pradžioje, tai šiam atvirkščiai turiu toje vietoje, kai akceleratorių atleidė. Įdomu tai, kad kai atleidė, apsukos nukrenta ne iš karto. Toks vaizdas, kad dar elektronika palaiko šiek tiek atidarytą sklendę ir apsukos truputį kabo. Ypatingai tai jaučiasi, kai motociklas yra šaltas. Sankaba šiame motocikle irgi veikia labai neblogai. Tikrai neturiu jai per daug priekaištų. Jeigu kažką ir galėčiau pasakyti, tai nebent tai, kad nėra pati lengviausia rankenėlė, bet nežinau, tai tikrai nėra nieko blogo. Beje, abi rankenėlės čia yra pilnai reguliuojamos, tad galėsite nusistatyti savo patogią padėtį.
garsas man tikrai patinka, ypač tada, kai pilnai atidarai akceleratorių. Kągi, įsukam į mūsų posūkių kelią ir turiu pripažinti, kas šiek tiek keista, kad turbūt čia yra mano mėgstamiausia šio motociklo dalis. Jisai tikrai labai smagiai valdosi. Posūkiuose jaučiasi stabilus, lengvai keičia kryptį, yra tikslus. Žodžiu, daug dalykų, kurių labiau tikėtumėmės kažkokiam sportiškam motocikle, o ne adventure stiliaus motocikle. Bet iš kitos pusės, ar iš tikrųjų tai yra adventure motociklas? Matot, priekinis ratas čia yra 19, galinis 17, tai ne visai jau toksai į bekelę orientuotas. Kitas dalykas, motociklo svoris irgi nėra labai mažas ir bendrai paėmus jisai man nesuteikia daug pasitikėjimo dėl jo galimybių bekelėje. Man patinka bent tai, kad savo marketingo medžiagom Morbidelli nerodo, kad su šiuo motociklu jūs lėksite dykumoj. Vienintelis nuotykis, kurį jie parodo savo marketinginiam video, yra, kad jūs lekiate žvyrkeliu. Ir manau, tą motociklas tikrai puikiai darytų. Bet iš kitos pusės, jeigu jisai tik tokiam važiavimui, tai ar tikrai jam reikia šitų apsauginių rėmų ant motociklo? Ar reikia dugno apsaugos? Nežinau, nemanau. Nemanau, kad jūs jį norėsite vežtis ten, kur šitų dalykų prireiktų. Grįžtant prie motociklo valdymo, jo važiuoklė yra maloniai standi. Tai reiškia, kad jisai nei per kietas, kad būtų nekomfortiškas jo važiuoti, ir nei per minkštas, kad jaustųsi posūkiuose neužtikrintai. Kur tikrai pajausite šio motociklo svorį, tai yra stabdydami. Stabdžiai nėra blogi, bet tuo pačiu nėra ir patys efektyviausi. Tai tam, kad gerai stotų, jums tikrai reikės gan stipriai spausti rankenėlę. Na, o čia ta vieta, kur mes paprastai šnekam apie vairuotojo patogumus. Ir čia šiek tiek turiu priekaištų šiam motociklui, kas nėra įprasta adventure tipo motociklam. Dažniausiai juose sėdi labai patogiai. Čia man visada yra šioks toks jausmas, kad vairas kiek per toli. Labai nedaug, nėra, kad labai vargintų, bet aš tokį jausmą turiu. Ir aš nesu labai žemas žmogus, bet iš kitos pusės dabar galvoju, gal būtent čia ir priežastis. Žemesniam žmogui galbūt būtų tas vairas arčiau. Na, o kas liečia pačią sėdynę, tai ji čia išties patogi. Visai nemažai praleidau ant jos vienu kartu sėdėdamas ir tikrai neturėjau jokių priekaištų dėl patogumo ar nuovargio. Bendrai paėmus čia sėdžiu ganėtinai patogiai, kojos nėra pernelyg daug sulenktos, vietos yra pakankamai, tai žodžiu, apart vairo pojūčio viskas kaip ir neblogai. Jeigu kalbam apie veidrodėlius, pačiai jų formai ir vaizdui rodomam kaip ir neturiu priekaištų, tačiau jie labai lengvai pasijudina. Dažnai nutinka taip, kad sėdant ant motociklo vos atrodo prisilieti su pečiu ir veidrodėlis iš karto nusireguliuoja ir reikia jį perstatyti iš naujo. Tai šitas truputėlį nepatinka. Na ir kaip jau minėjau, kadangi motociklas nemažai vibruoja, tos vibracijos tam tikram diapazone persiduoda. Taip pat galim pašnekėti ir apie šį ekraną. Jo ryškumui priekaištų neturiu, tačiau pačiam naudojimuisi vienas dalykas, priekaištų turiu tam, kaip visa tai valdosi. Pavyzdžiui, kad pakeisti važiavimo režimą jūs turite sustoti. Tada buvo ne visai aišku, kaip pasirinkti juos. Reikia naudoti šiuos mygtukus, bet tarkim visam sąraše ne žemyn, o reikia spausti aukštyn. Nu, žodžiu, daug keistų dalykų. Kitas dalykas, jeigu jūs norite šį ekraną keisti, spaudžiate į mygtuką, bet kai tik užgesinate variklį, atsiranda šita tuščia padėtis. Tai kodėl motociklas neišsimena šios padėties, aš nežinau. Žodžiu, trumpai tariant, meniu naudojimas ganėtinai komplikuotas. Kągi, privažiuojam prie miesto ribos ir pabandykime tai, kaip šitas motociklas akceleruoja. Štai turime 20 km/h, gazas dugnas.
štai bėgį reikėjo permesti. Na, trauka tikrai nenustebins, bet pakanka, kad būtų smagu. Dar vienas dalykas, kas man labai šitame motocikle patinka, yra apsauga nuo vėjo. Ji čia su šiuo stikliuku išties yra gera. Štai dabar srautas man eina, na, praktiškai virš galvos. Gal šiek tiek kabina šalmo viršutinę dalį, bet labai nedaug. Vienintelis įdomus dalykas, kad turbūt dėl šitų susiaurėjimų aš vėjo gaunu į pečius. Iš vienos pusės tai galėtų atrodyti kaip trūkumas, bet iš kitos pareina neblogas srautas, kuris mano rūkos striukiai kaip tik pataiko į ventiliacijos kišenės. Todėl šiltą, karštą dieną mane šitas srautas puikiai vėsintų. Beje, kaip matote, motociklas turi greičio palaikymo kontrolę, kuri man labai patinka visose motocikluose ir aš visada ją mėgstu naudoti. Tačiau čia jinai irgi nėra be trūkumų ir aš toj pademonstruosiu. Štai įsimetu greičio palaikymo kontrolę ir dabar nuspaudžiu sankabą. Pažiūrėkite, kaip motociklo apsuko šok sankabą. Aš jos dabar spaudžiau tiek, kiek man jos užtenka važiuoti bet kuriuo metu. Ir to neužtenka, kad aktyvuotųsi jungiklis. Jeigu aš sankabą nuspaudžiu pilnai, tada autopilotas išsijungia. Tai žodžiu, šitoj vietoje ne iki galo atidirbta. Bendrai paėmus, motociklas tikrai jaučiasi pakankamai komfortiškai didesniuose greičiuose būtent dėl vėjo apsaugos. Na, o tos minėtos vibracijos manęs pernelyg nekankina čionai. Aš jas jaučiu, bet nevargina. Na, o dabar važiuojame mūsų bandomą maršruto žvyrkelių dalimi ir kaip ir galima tikėtis iš pažiūros adventure motociklui, čia viskas neblogai. Važiuoklė su tais smulkiais nelygumais puikiai tvarkosi, labai stipriai manęs nepurto, tiesą pasakius, iš vis nepurto, labai neblogai, net reikia paieškoti stipresnių nelygumų, kad kažką pajausčiau. Tai būtent tokiais žvyrkeliais su šiuo motociklu jūs ir turbūt važinėsite blogiausią atveju, jeigu taip. Jeigu noriu jungti off-road režimą, man reikia patvirtinti, kad išjungsiu ABS-ą. Ir čia yra įdomu tas, kad neišsijungia tik galinis ratas, kaip įprasta kitiem adventure motociklam, o išsijungia abudu ratai. Grįžti į standard režimą užtenka paspausti mode mygtuką, bet reikia sustoti. Važiuojant tai neįvyksta. Kągi, mano bandomasis važiavimas artėja prie pabaigos. Ir dabar yra pats metas pašnekėti apie kuro sąnaudas. Nuo kolonėlės iki kolonėlės aš sunaudau 2,8 litro degalų ir pravažiavau 51 km, kas mano kuro sąnaudas padarė lygias 5,4 litro 100 km, kas yra visai neblogai tokio dydžio varikliui ir tokio svorio motociklui. Nu, o dabar rubrika verta žinoti, o po jos apibendrinsim šio motociklo apžvalgą. Manau, tai yra neblogas motociklas, ypač įvertinus jo kainą. Morbidelli turi gerą receptą, tačiau gero recepto neužtenka. Reikia ir rafinuotumo, kad sugebėtum paruošti labai gerą patiekalą. Ir to čia šiek tiek pasigedau. Atrodo, kad trūksta keletos smulkių dalykų, kad šitas motociklas būtų tikrai geras. Ir aš labai tikiuosi, kad Morbidelli ateityje pavyks ištaisyti visus tuos smulkius trūkumus. Bet kaip visada sakau, visa tai tik tai mano nuomonė, o visus jūs dominančius motociklus išbandykite patys. Šioje laidoje tiek, likite sveiki ir saugus kelyje, nu o mes pasimatysime jau po savaitės. Iki! Laidos vedėjo saugumu ir komfortu rūpinasi Rūka ir Schubert, už kuriuos dėkojame K-Moto.